Ne, jeigu rimtai, tai sveiki. Mano vardas Rūta ir šiandien aš turiu asistentę sesę, kuri mane palaiko šiame video. Ir yra už kadro. Bloopers. Gerai, bloopers. Ne, jeigu rimtai, tai mano vardas Rūta ir jūs jau... Egle, nu davai, aš jau ir susukau. Biški, saulė tašką. Buongiorno, mano vardas Rūta ir sveiki atvykę į mano kanalą. Šiaip gyvenu Portugalijoje ir auginu 1 metų sūnelį, bet dabar esame atostogose Italijoje. Ir šiandien noriu pakalbėti apie atostogas su vaikais, mažamečiais ir kaip jom gerai pasiruošti. Tai ateina vasaros sezonas ir turbūt jau planuojatės atostogos ar Lietuvoje, ar užsienyje kažkur. Gali kilti daug baimių keliaujant su mažamečiais vaikais. Tai šiandien apie tai ir pakalbėsiu. Iš tikrųjų, iš savo patirties jau žinau, kad yra tikrai daug lengviau keliauti su mažamečiais. Tai yra kelių mėnesių vaikeliais, kurie dar nelaksto, kurie dar nevaikšto, nes juos tiesiog galite įdėti į vežimėlį, galite pasodinti į vieną vietą ir viskas. Ir kai vaikas tik pradeda vaikščioti, iš tikrųjų yra šiek tiek sunkiau, nes turi saugoti nuo visokiausių pavojų. Bet ką, vis tiek mes ryžome šitai kelioniai, nes mes patys norėjom pailsėti, pakeisti aplinką šiek tiek ir pasimėgauti saulę, jūrą, baseinu, skaniu maistu. Tai mūsų sūneliui yra 1,5 metų ir jis yra labai aktyvus berniukas, visur lipa, karstosi, bėga, stabdžiai neegzistuoja jo kojose dar kol kas. Tai yra reikalų, bet vis tiek mes esam čia ir labai smagiai leidžiam laiką. Kai turi vaikų ir keliauji, viskas iš tikrųjų dažniausiai būna apie juos, apie jų rutinas, kada pavalgyti, kada pamiegoti. Bet vis tiek, kai tos rutinos nusistovėjusios, manau, yra svarbu kelionių metu stengtis išlaikyti jas, ypač vaiko miegeliai, kad jie būtų pailsėję ir visą laiką turėti su savimi daug vandens ir užkandžių, nes jeigu jūs nueinat kažkur toliau prie jūros ar prie baseino, tai tiesiog stengiuosi būti visada pasiruošus tam, kad turėti visokių užkandukų. Nors esam atostogose, norim patys pailsėti kaip suaugę žmonės, kaip tėvai, tai manau svarbiausia šioje dalyje yra komunikacija su jūsų vyru ar žmona, partneriu. Tai svarbiausia yra komunikuoti su savo partneriu antrąją pusę ir sukurti to laiko vienas kitam, kad galėtumėte daryti tai, kas patinka jums. Tai mano atveju aš šitą valandėlę leidžiu darydama šitą video, nes man tiesiog smagu ir gera sėdėti šitame gražiame balkone. Kartu dar yra mano sesė už kadro, tai tiesiog būti kartu su ja, leisti laiką, kol mano sūnelis miega. Lygiai taip pat darom pasikeitimus, tokius shiftus vadinamus. Tai pavyzdžiui, jeigu būnam prie jūros, tai irgi pasiskirstom, kad dabar pabūsiu aš labiau su vaiku, tada mano vyras. Ir jeigu ten norit ar kokių kajakų paplaukti, ar nežinau, kažkokių vandens pramogų pasidaryti, tai tiesiog daryti tuos pasikeitimus. Esminis dalykas kelionių metu ir bendrai tokia filosofija, bent jau mano asmeniškai yra ta, kad vaiko atėjimas į mano gyvenimą atnešė tokią perspektyvą, kad viską žiūrėti pro jo akis. Kur mes atrodo, mes einam prie jūros ir jiem viskas įdomu. Ten medis, bitutė, nežinau, lapelis nukrito, kur mane kaip suaugusi gali erzinti ir maždaug greičiau einam, kad greičiau prie jūros ar ten, nežinau, skubėti, bet esmė yra tiesiog atsitūpti į vaiko akių lygį ir bandyti žiūrėti, kaip jis tą pasaulį mato. Mums tai yra tiesiog viešbučio teritorija, jiem tai yra tiesiog visas naujas pasaulis. Jūs atvažiuojate iš savo namų, iš savo rutinos, iš savo kiemo, nežinau, darželio savo į visiškai naują pasaulį. Jeigu dar klimatas yra kažkaip kitoksai, tai jiems yra viskas įdomu ir tiesiog leisti vaikui pažinti ir net nesusikurti savo to lūkesčių, kad va dabar eisim, atsisėsim, sėdėsim, deginsimės. Tai tiesiog būti psichologiškai pasiruošus, kad reikia tą kelionę gal užtruks ilgiau, bet vaikas surinks ten lapelius, ant supynių pasisups, pakalbės su kažkuo ir nežinau, aš tame matau tik tai grožį ir iš tikrųjų mano vaikas mokina mane sulėtinti tą gyvenimo ritmą ir pastebėti tas mažas detalės, visokias ten skruzdėlytės, gal kokiu takeliu eina, žinai, tai kur net nepastebėčiau, pati eičiau ir praeičiau. Tiesiog laikytis tų rutinių aplink miegelį, o visą kitą tiesiog gal paleisti vadeles šiek tiek ir eiti jų ritmu ir nes vis tiek... Čia gal grįžtam prie mano asmeninės filosofijos, kad man asmeniškai niekad nebuvo tokio jausmo, kad aš noriu vaikų. Man labiau buvo, kad aš noriu būti mama ir patirti, ką reiškia būti mama. Tiesiog pavyzdys savo vaikui, kaip pažinti šitą pasaulį, parodyti vaikui, kad tu gali sustoti, apžiūrėti mažus dalykėlius ir skirti tam laiko vietoj to, kad skubėti kažkokias rutinas, kad turim daryti tą, dabar. Ir
leisti smagiai laiką, mėgautis tais vaikiškais dalykais, mėgautis, nežinau, tenai, juokingai kepurę užsidėjo, ne tai, kad nervuotis tiekės tu kepurę greičiau, o tiesiog mėgautis tuo žaismingumu, lengvumu, tyrumu. Ir nežinau, man tiesiog visą gyvenimą esmę pakeitė tie dalykai. Kai aš pati savo galvoju atsipalaiduoju, mano atostogos tampa daug geresnės, tai aš to visiems ir palinkėčiau. Tiesiog apibendrinant yra svarbu, kaip sakiau, žiūrėti ant skruzdėlytės mažus dalykus, bet kai randat laiko savo, ar tai yra, kai vaikas nueina nakčiai miegot, ar jeigu jūs einat į dušą, ruošiatės vakarieniai, tai pasipuošk, užsidėk gražiausią suknelę, vis tiek tai yra šventė ir tau, kaip mamai, ir tėčiui, sakyčiau, visiems, visai šeimai. Tai tiesiog iš tos kasdienybės daryti šventę savo. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, vaikas miega pietų, tai gali pasilikti vienas iš tėvų su juo pabūt, tuo pat gali nueiti ar ten kokteilį atsigerti, ar kavos, ar knygą paskaityti savo ramiai, tai manau, čia yra svarbiausias dalykas ir mėgautis laiku. O šiaip tai, nežinau, kalbant apie praktinius dalykus, tai kaip ir minėjau, svarbiausiai užkandžiai, miegeliai, žaislų sėdėti, jeigu prie smėlio važiuojat, kad vaikas irgi pažintų naujas tekstūras, viską galėtų pasikapstyti, nuo saulės kremo, kas čia dar, kepurė. Atrodo visai elementarūs dalykai. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo šitą video, tikiuosi buvo įdomu ir linkiu visiems geros vasaros, gražių atostogų, daug saulės, saugios saulės, šilumos, meilės ir visko ko geriausio. Iki!